Inas, labai smagu čia būti, labai smagu Jūs matyti. Mano vardas yra Dalia Lašaitė, aš esu rinkodaros vadovė CG Trader įmonėje ir mes prekiavame 3D modeliais 3D spausdintuvams, papasakos truputį vėliau. Pradžioje aš norėčiau paklausti, kas iš Jūsų galvoja arba kurti savo arba prisijungti prie startupo kada nors ateityje. Dar moksleivis. O kas iš Jūsų esat girdėję apie startupus iš viso? Kas tai yra? Gerai, tai smagu girdėti, kad esat girdėję. Tai aš galbūt papasakosiu savo istoriją, kaip aš atsiradau šitam startupų pasaulį. Ten buvo tiek sėkmių, tiek nesėkmių, tai aš pasidalinsiu atvirai visomis pusėmis. Ir tada papasakosiu keletą pamokų, ką iš to išmokau, ypač jeigu Jūs turite idėjų ir galvojate kažką tai kurti savo, bandyti naudoti technologiją savo idėjom įgyvendinti. Na ir galų gale porą patarimų Jums kaip moksleiviams dabar, ką Jūs jau galite pradėti dabar. Tai kaip tik ir paminėjau. Tai aš dar norėčiau paminėti, kad aš nesu programuotoja, aš nesu dizainerė, mano specialybė yra rinkodara, pardavimai, bendravimas su investuotojais ir investicijų pritraukimas bei verslo vystymas. Tai nei vienam iš savo startuolių aš nedirbau su programavimu ar dizainu. Ir čia turbūt toksai jums gali būti vienas iš pavyzdžių, kaip galima šitoj technologijų industrijoje labai aktyviai dalyvauti, nedirbant būtent to techninio darbo. Tai per savo karjerą startuolių sektoriuje aš turėjau 3 startuolius, dabar jau yra mano 3 kompanija. Ir šiaip viskas prasidėjo visai nuo kitų dalykų. Aš mokiausi, tiesą sakant, čia labai netoli KTU gimnazijai. Po to mokiausi ekonomiką, finansus ir gavau gerai apmokamą darbą finansuose Vilniuje ir kažkaip pradėjau savo karjerą, bet tuo pačiu metu kažkas kirbėjo, kad dar reikia kažkokios užklasinės veiklos, galbūt kažkada ateityje reiktų sukurti savo verslą. Na ir aš pradėjau mąstyti idėjas, ką čia galima būtų padaryti. Ir pirma mano idėja buvo tokia, kad dažnai yra, kad studentai ar žmonės važinėja pustuštėmis mašinomis, kiti važiuoja autobusais, bet galbūt atsirastų žmonių, kurie norėtų pavežti pakeleivius, kiti rasti transportą, kaip keliauti kartu. Ir šita idėja buvo, mes ją sukūrėm, vadinasi, važiuojam LT Lietuvoje arba GeoGoer. Ir mes ją sukūrėm kaip hobby su komanda, tai sukūrėm 2007 metais. Na ir mes ten darėm kaip pirmas toksai startuolis, darėm labai daug klaidų. Visų pirma, tai nusprendėm, kad reikia sukurti labai idealią technologiją, paiešką, kad ten galėtų vos ne milijonai naudotis tuo mūsų puslapiu ir tada tik tai paleisti. Tai kūrėm ten beveik metus su šitais 2 programuotojais. Na ir kaip pradėjom ten 2007, kokiais 2008 išvydo dienos šviesą. Ir aišku, kai išvydo dienos šviesą, nieko labai neatsitiko. Ten žmonės nepuolė naudotis ir tada mums teko kaip čia pasikasyti galvas ir galvoti, ką čia dabar daryti. Na ir mes toliau ten bandėm įvairiai pritraukti, ten pririnkom kažkiek vartotojų Lietuvoje. Ir tuomet tie startuoliai dar nebuvo tokie populiarūs, ten praktiškai niekas toj srity nedirbo Lietuvoje. Tai mes nusprendėm keliauti į Angliją ir vystyti tą verslą Anglijai. Ir gavom tokią nedidelę investiciją 2010 metais ir viską metėm darbus savo ir išvykom į Angliją. Tai Anglijai mes ten bandėm įvairiausiais būdais ten ir keitėm tą koncepciją ir taip toliau, bet galutinai baigėsi tuo, kad visgi mums nepavyko tos kritinės masės surinkti vartotojų ir po metų teko tą įmonę uždaryti. Ir aišku, čia kaip pirmas toks feilas, tai toks psichologiškai yra nėra labai smagu pripažinti, kad čia nepavyko tavo idėja, bet kažkaip man ten itin nenumušė to entuziazmo, tai jau kitais metais aš pradėjau galvoti apie naują startuolį ir mes su komandai sukūrėm Rygoje, tai čia yra mūsų estų, latvių ir lietuvių komanda tarptautinė ir šį kartą jau buvom gerai pasimokę. Tai nuvažiavom į Rygą ir nusprendėm paleisti pirmą produktą, ten dalyvavom tokiam renginį
per 48 valandas. Tai nuo metų į 48 valandas tą visą traukiam procesą. Ir Kempalis ta idėja buvo, kad dabar, pavyzdžiui, irgi Facebook'e yra daug reklamų įvairių, ten įmonės investuoja, bando ten pritraukti klientus per Facebook'ą ir mes matavom, ar tai apsimoka. Ar, pavyzdžiui, jeigu nusiperki reklamą ir pritrauki 1000 fanų, ar jie perka iš tavęs ten tuos produktus tavo arba ką pardavinėjai. Na ir mes pradėjom tą įmonę, labai greitai pradėjom bendrauti su klientais, supratom, kad Baltijos šalyse mums rinkos nėra labai daug, tai pavyko mums pritraukti investicijų, išvažiavom į Londoną ir New Yorką vystyti verslo, tai čia irgi galbūt parodo kažkiek, kiek galimybių yra tam IT sektoriui, tiek pamatyti pasaulį, tiek pabendrauti su įvairiais, pabūti tarptautinėse tose hubuose. Ir mums iš pradžių gan gerai sekėsi, kadangi buvom labai anksti rinkoje, bet po to atsirado daug ten konkurentų gana nemažai čia, kaip mūsų atrodė. Tai mums teko mažinti biudžetus ir man kaip ir teko palikti tą įmonę tuo metu. Tai jau toks biškis sėkmingesnis startuolis, bet dar vis tiek ne visai tas. Ir kadangi jau sukaupiau nemažai patirties, tai pernai prisijungiau prie dar vienos startuolių komandos, tai yra CG Trader. Mes prekiaujam 3D modeliais, 3D spausdintuvams. Ir 3D spausdintuvai, kas yra, esat girdėję, kas nors ar ne? O jau esat visai neblogai. Tai 3D spausdintuvai čia irgi tam tikra skaitmeninė revoliucija, nes jūs galite sukurti skaitmeninį failą ir tada 3D spausdintuvas sukuria fizinį objektą. Ir mes padedam dizaineriam prekiauti tais modeliais, pardavinėti savo kūrybą pas mus ir taip toliau. Tai čia, pavyzdžiui, keletas pavyzdžių, telefono dėklai, vazelės, įvairūs ten papuošimai, skulptūrėlės, menas ir taip toliau. Tai su šitų startupų kol kas mums labai gerai sekasi, greitai augam ir pernai pritraukiam investiciją iš Intel Capital, kuri yra viena didžiausių pasaulyje technologijų įmonių. Tai dabar per visą šitą patirtį aš tiek sukaupiau keletą tokių, kaip čia pamokų, ką gal norėčiau su jumis irgi pasidalinti, kaip ypač jeigu svarstat apie startupus ir galvojat, kaip technologijos, kodėl tos technologijos, kodėl eiti startupus, kodėl eiti technologijas ir taip toliau. Tai dabar, kas žino tokią įmonę Ekranas? Tai Ekranas buvo labai stipriai pirmaujanti, lyderiaujanti įmonė iki kokių 2004 metų, turėjo didelę dalį Europos rinkų ir jie eksportavo televizorių kineskopus tiem tokiam labiau senoviškiam televizoriam. Ir technologijų rinka yra toks dalykas, kad kartais nauja technologija gali labai greitai apversti pasaulį. Tai dar 2004 metais Ekranas ten laimėdavo apdovanojimus, o tada atėjo tie skystųjų kristalų plokštieji televizoriai. Tai realiai pakeitė visą rinką. Ir jau 2006 metais Ekranas tapo bankrutuojančią įmonę. Tai čia yra tokios blogos naujienos, jeigu esi lyderis kokioj srity, tačiau tai yra labai geras naujienos tokiom moterim kaip jūs ar aš, kadangi mes galim sugalvoti naują idėją, naują technologiją ir praktiškai pajudinti tos lyderius, kadangi tie pokyčiai labai labai greitai juda. Ir čia pavyzdys yra iš tokios gan tradicinės industrijos, bet technologijų industrijai tie dalykai keičiasi dar greičiau. Dabar, jeigu jūs sugalvojat kažką idėją, tai realiai jums pradėti yra labai paprasta. Išvystyti sėkmingą verslą yra sunku, bet pradėti jūs galite praktiškai per pusę dienos. Ir jeigu jūs sugalvojat, pavyzdžiui, internetinį verslą, kur norit prekiauti ant kokiais grąžtais, nežinau, ar ten koinam, tai jums užtenka pusės dienos susikurti tą parduotuvę, kurią norėtumėt ir pradėti tuos dalykus daryti. Tai čia, kaip sakant, tokių galimybių prieš ten kokį 20 metų ar 30 metų praktiškai niekas neturėjo, kadangi dėl interneto mes galime labai labai greitai bandyti savo idėjas, jas nešti į rinką ir jeigu pasiseka, galime labai greitai viską pakeisti.
Dabar dažnai yra manoma, kad svarbiausia yra gera idėja. Bet tie, kas kažkiek tai pabūna, tarkim, startuolių pasaulyje, tai supranta, kad ta idėja nėra toks svarbus dalykas. Pirma, dėl to, kad yra daugybė įmonių su ta pačia idėja, bet vienas kažkodėl išplaukia, o kitos ne. Tai labai svarbu, kaip jūs tą idėją įgyvendinat arba kokius jūs pasirenkat, kaip suprantat savo klientus ir kokias technologijas pasirenkat. Ir, pavyzdžiui, aš turiu, tarkim, mano tėtis irgi yra vienas autoritetų ir, kaip sakant, nuo mažų dienų mokina verslumo, tai jų istorija yra nesusijusi su technologijom, tačiau jie, kai griuvo Sovietų sąjunga, atidarė kelis verslus. Ir vienas iš jų buvo picerija, picas kepė ir tenai veždavo, galima buvo šaldytas nusipirkti arba užsisakyti iškeptas, o kitas verslas buvo skubių siuntų verslas, kur buvo beprotiškai brangus siuntimas į užsienį. Jis, aišku, nuvyksta greitai, ten per porą dienų, bet tai atrodė ir tėvai, ir ten, ir mano seneliai, ir visi aplinkiniai protino, kad kas čia naudosis tokiam paslaugom, čia taigi beprotybė, čia yra nesąmoningas verslas. O, pavyzdžiui, picų tai visiems reikės, tikrai žmonės visą laiką norės valgyti. Ir, aišku, galutinai gavosi visai kitaip, kad skubios siuntos tapo vėliau UPS Lietuvoje ir išsivystė į labai sėkmingą verslą, o picų tą keptuvę teko uždaryti ir atsimenu, dar valgėm ilgai tas šaldytas picas po to. Tai va, dabar jeigu turit idėjų kokių, tai dažnai kartais žmonės galvoja, kad gali kažkas pavogti ar tenai nukopijuoti tą idėją, bet dažniausiai tai niekas nenori jos kopijuoti, kadangi, kaip ir sakiau, svarbiau yra, kaip tu ją įgyvendini, o jeigu jūs pasakojat savo idėją kitiems, žmonės žino, ko jums reikia, žmonės žino, kaip jums padėti. Galbūt jiems patiks jūsų idėja, jie pasidalins su draugais. Taip kad čia niekad nebijokit pasakoti tų savo idėjų ir dalintis jomis. Dabar čia yra turbūt eilė prie vieno iš Apple produktų. Jeigu jūs sugalvojat kažkokį labai gerą ten ar web internetinį sprendimą ar produktą, jūsų nuomonė nėra labai svarbi. Svarbiausia yra, ką klientas mano ir kaip jie jo naudojasi. Todėl, jeigu jūs sugalvojat, pavyzdžiui, padaryti kažkokį internetinį puslapį, tai ką jūs turėtume daryti, tai kiek įmanoma greičiau padaryti tokią minimalią versiją ir tada eiti pas klientą. Pavyzdžiui, jeigu jūs, tarkim, sugalvojat prekiauti kuprinėmis ir galvojat, galbūt čia nereiktų pasidaryti didelę sistemą, kad galėtų žmonės užsisakyti, parsiųsti ir taip toliau, tai ta prasme, to visiškai nereikia. Jūs galite pradėti nuo paprasčiausio Facebook page ir iškart pamatyti, ar tai yra verslas, ar tai yra tai, ką jūs, kaip sakant, galėsite išvystyti ar ne. Na ir jeigu žiūrint į technologinius startupus, tai dažnai yra verta mąstyti taip plačiai ir rinktis ambicingus projektus, didelę rinką, kadangi jeigu jūs norit konkuruoti su egzistuojančiais žaidėjais, jums reikia rinkai pasiūlyti kažką labai žymiai geresnę. Nes niekas nenori tiesiog eiti pas jūs, jūs esat kažkas visiškai naujo. Tai jums reikia kažką pasiūlyti žymiai geresnio, pagal tai, kaip tai tenkina kliento poreikius, o jeigu jūs norit pritraukti investiciją, tai jums taipogi reikia mąstyti apie didelės rinkas. Pavyzdžiui, su CG Trader mes, tarkim, mūsų pagrindinė rinka yra JAV ir vakarų Europą, o mes Lietuvoje turim labai nedidelę dalį ten tų modelių, prekybos modeliais. Ir čia aš paėmiau ambicingo lyderio Vytauto planus Lietuvai išplėsti. Žodžiu, reikia mąstyti plačiai ir ambicingai. Na ir galų gale čia vienas toksai dalykas, kad kai tu pradedi daryti kažkokią idėją, tu labai prie jos prisiriši, tai tarsi tavo vaikas. Dėl to kartais labai sunku ją keisti ar tenai atsisakyti jos, net jeigu matai, kad jinai nelabai veikia. Tai, pavyzdžiui, aš savo pirmu to startuoliu praleidau beveik 3 metus, kai ten jau praktiškai galima buvo matyti po kokių metų, kad jisai nelabai veikia. Ir
Realiai tas yra, kad kuo tu greičiau priimsi tą sprendimą, tuo tu greičiau galėsi savo laiką staupyti ir eiti prie kito arba pakeisti tą projektą ir atrasti, kas veikia geriau. Tai va, ir dabar, merginos, aš norėčiau jūs moksleivės, tai galbūt galvojat kartais, kad čia viskas jums per anksti dar mąstyti apie tai, ar tenai, kad čia, kai pradėsit karjerą, pradėsit galvot, bet šiais laikais technologijos leidžia labai jauniems žmonėms padaryti didžiulį, kaip sakant, įtaką. Ir, pavyzdžiui, šitas berniukas yra jau kur kas jaunesnis už jis yra 9 metų, bet jisai turėjo idėją sukurti tokią žvakę originalią, kuris simbolizuoja 2 šventes Amerikoje, ten padėkos diena ir žydų šventė Hanuka. Ir jisai sukūrė šitą modelį su 3D programa, internete nemokama, pabandė, atsispausdino, tada nuėjo į Kickstarter portalą, kur galima pasiūlyti produktus, kurie dar nepagaminti ir klientai juos perka. Na ir surinko $40,000 pradėti šito būtent produkto gamybai, jis pasirodė labai populiarus. Tai va, tai nėra niekada per anksti pradėti ir kadangi mes turim tokį prieimą prie technologijų, interneto ir viso pasaulio, jeigu turit kokią idėją, tai tikrai galite jau ją pradėti įgyvendinti. Dabar keletas patarimų, jeigu norite eiti į technologijas ir ypač į technologinius startupus. Pirmas, tai pradėkite eksperimentuoti. Kol esat mokykloje yra geriausias laikas tą daryti, nes jūs turit laisvo laiko kažkiek, tai jūs dar neturite, tai nėra pilnos dienos darbas, taip pat jūs turite bendramokslus, su kuriais galite kažką sukurti. Ir pamastykite tikrai, kad gal jau šiandien galit kažką padaryti ir galėsit suprasti, ar tavo, pavyzdžiui, tas startuolių chaosas, verslas yra ir technologijos jums yra aktualu ir įdomu. Jeigu galvojate apie karjerą technologijų startupuose, labai verta yra pabandyti atlikti praktiką ir tam jums reikia išmokti tam tikrų įgūdžių. Tai gali būti priklausomai nuo to, kas jums patinka, programavimas, dizainas arba anglų kalba rašymas, anglų kalba socialinių tinklų administravimas. Bet svarbu, kad, tarkim, startuoliuose dažnai nėra kažkokio tokio instrukcijos, kaip ką daryti. Tu dažnai turi pats sugalvoti, kaip ką daryti. Tai jeigu jūs pačias laisvalaikius sugalvojat, tarkim, išsibandot kažką, pabandot, kaip čia tas veikia, kaip kitas, jūs galite būti labai jau vertingas darbuotojas jau dabar, pavyzdžiui, darant praktiką. Na ir aišku, norėčiau parekomenduoti taip pat dalyvauti kiek įmanoma renginiuose ir bendrauti su mentoriais. Tai labai dažnai žmonės, kurie jau yra kažkiek tame pabuvę, dalinasi patirtimi ir gali jums tiesiog padėti konkrečiai, kaip jūsų idėją įgyvendinti, patarti, suvesti su reikiamais žmonėm. Mums, pavyzdžiui, mano keli labai daug buvo tokių žmonių, kurie tiesiog už nieką, už ačiū padeda, nes jiem kažkas tai padėjo jų kelyje ir jų versle. Tai nebijokite, jeigu žinote, kas jums galėtų padėti, tiesiog rašykite, prašykite pagalbos, vystykite savo idėjas ir įgyvendinkite. Na ir labai norėčiau palinkėti jums, kad jūsų laikas yra dabar, jūs, kaip sakant, valdote pasaulius, technologijų pagalba jūs galite padaryti labai daug ir norėčiau palinkėti sukurti ką nors gražaus, įdomaus ir atrasti save šitoj srity. Sėkmės.